Diena prasidėjo labai anksti, o prieš tai praleistos kelios dienos džiunglėse nepalengvino šio ryto. Tačiau kažkaip turėjome nusigauti iki šalia Medano esantį oro uostą. Ir mūsų nuostabai vairuotojas vėlavo. Pasirodo, Indonezijoje tai įprasta praktika. Skambinome, rašėme, bet jokio atsako negavome. Kantriai laukėme ir tik po 40 minučių laukimo pagaliau vykome į Medaną, lyg nieko nebūtų nutikę. Tai šiuo metu vyksta mūsų skrydis Medano Surabaja, bet, pavyzdžiui, kai Europai būna persėdimas, tai būna viskas aiškiai nurodyta, kad, tarkim, persėdimas Paryžiui, persėdimas Barcelonoje, Lisabonoje, nesvarbu, bet čia buvo Medano Surabaja. Jokių persėdimų, kaip ir buvo paminėtas Batam sala, bet nebuvo niekas aišku, tai mes atskridom ir mes nežinom, ar mums išlipti ar neišlipti, kaip mūsų daiktai, nes mūsų priregistruotas bagažas. Bet išlipant, kadangi visi lipo, mes irgi lipom, paklausim stardesės, paaiškino, kad čia bus persėdimas. Tai išlipom, buvo nuorodos, kad transfer, tokia vieta. Atrodo, keisim lėktuvus, niekur jokios informacijos nebuvo, tai paklausim stardesės, nes nieko nežinom, visi išlipo, tai ir mes išlipom. Esam Banten saloje, netoli Singapūro. Perhatian. Surkaukiai. Degalinė. Nusileidom degaliniai. Atėjom, davė papildomus bilietus, pasakė vartus atėjom, bet atidėjo mūsų skrydį, tai dabar laukiam. Ir laukiam Starbucks'e, kuris remia mūsų video, taip pat surkaukiai. Kiek laiko atidėjo? Ir atidėjo valandą, nesakiau aš. Tai va, bet šiaip įdomi sistema, nes nieks nieko nepasako, neparašo, patys turėjom susigaudyti, bet viskas pavyko, laukiam skrydžio. Einam pasiimt daiktų. Gal ištraukti. Gavom daiktus. Šaunu. Tipo tapu. Net galės. Nieko. Ir mes dabar nerandame rakto. Apartamentus ėmėme Airbnb ir paminėtoje spintelėje jų nebuvo, tai ėjome į registratūrą kelis kartus, kol galiausiai išsiaiškinome, kad yra pas kažkokius kitus darbuotojus, vokas su raktu. Radom raktą pagaliau. Dabar nesisvarvom su liftu. Su virtuve. Ramenai. Daug skanaus maisto, vėl. Maistas.
vakarienė. Labas rytas, atsikėlėm Surabajai, keliaujam išsiskalbt rūbų, nes jau labai reikia. Eisim su 2 kuprinėm, nes vieną netelpa. Ir šiandien bandysim padirbėti. Gyvenam dangoraižiuose, kurie yra virš prekybos centro. Ir kadangi dabar yra po 8:20, dar nieks nedirba. O mums reikia susirasti skalbimo vietą ir bankomatą. Kartojasi Kuala Lumpūro istorija. Kada mes pasklydom prekybos centre, tai dabar mes negalim iš čia išeiti, nes uždaryti išėjimai. Ėjom per vidinį, nes gyvenam tose dangoraižiuose, kaip išeiti. Nežinia. Ženklai nemaži. Išėjimas Keluar. Čia, kad žinotum, kur. Galvojom, kad išskalbė rūbų šiandien 10 valandą, bet dar tai pasižiūrėjau, kad per valandą. Bet buvome teisūs, bus tik kitą dieną 10. Sumokėjom 40 000 rupijų, bet nesvėrė, o paskaičiavo su rankom rūbus. Tai. Rūbų negavome, bet gavome pietus ir lietų, kuris paskatino labiau dirbti. Atsėmiau drabužius. Va tokį maiško davė patogu. Ir pridaviau batus išplauti. Sakė, atsiimti iš 3 valandų galima bus. Keliauju namo. Galėtų ir Lietuvoje tai būt, kol žmona prekinas, lošiu savo su pleisteku ar kompu. Keliaujam pietaut. Tai čia biški tokia bairė buvo su šitą gyvenamą vietą, bet papasakosiu vėliau. Nereik dabar čia to negatyvo. Turi ką pasakyti? Parkingo kortelė iškrito. O ne. Šiandien bandysim patikrinti baseiną. Ir galbūt daugiau papasakot, nes kol kas ramybėlė. Dabar valgyti. Čiau, čiau. Čia su televizoriais viską.
Mes ten gyvenam, pirmam aukšte. Dar yra parkingo. Šitie parkingai. Tai čia dar aukštesnis gaunas. Pirmą kartą taip aukštai gyvenam. Ir šiaip tas prekybos centras ant tiek žiaurus, kad pavyzdžiui ieškai kur pavalgyti ir ten nėra kaip Akropolė ir negu, kad vienoje vietoje. Ten viskas tiek išmėdyta ir tiek daug, kad čia galėtų mėnesį gyventi ir valgyti skirtingose vietose po kelis kartus per dieną. Sunku. 9 parkingo aukštai. Virš jų 21 aukšte mes gyvenam. Vaikštam per parduotuvę, nes yra duris. Tai nežinau, ar čia gerai, bet yra duris. Čia tas pats, kas gyventum ir vaikščiotum per Zarą. Keista, bet patogu. Yra vyro drabužių. Čia belekas. Ir esmė, kad aukščiau visi prekybos centrai tokie geresni, parduotuvės, ne centrai, o apačioje jau tokie labiau vietinių parduotuvėlės, tokie kaip turgeliai labiau ir kavinės. Dabar stovim ir nežinom, kur eiti valgyti. Arba reikia eiti į 4 aukštą, arba eiti į 1 nulinį aukštą. Valgysim arba japonų, arba indonezijietišką maistą. Bet jau čia einam į apačią. Ir va taip vyksta ieškojimas, kur tiesiog 15-20 minučių vaikštai, kad surasti vietą, kurią įsirinkai iš Google Maps. Viskas kainavo 5 eurus, 2 patiekalai ir 1 gėrimas. Bet dėžutė vadinasi Tepan. Tepan box. Nebuvo įspūdinga. Už 7 eurus geriau. Vakar. Padusai. Pareina lietus, toks užžyno rūkas ir standartiškai vakarais girdisi iš mečetės jų dainos, bet jų čia yra ne viena, todėl per aidą viskas susimaišo. Tai rūkas. Tai va, mes vėl einame valgyti. Bus visas veiksmas, einam valgyti. Nieko jie neveikia tose kelionėse. Einam batų pasiimti. Jo, išsiplovė Rokas batus. Nesmirda. Ne, nesmirda, tiesiog nešvarus po... Taip, baisu. Nes bežionės išpurgina. Taip, viskas. Tai tiek. Gyvenam čia. Šitam pastate.
No, tai čia. Keliaujam valgyti ir dabar pagooglino Rokas, kodėl Bet taip pat nėra 24 ir nėra 34 ir 4 ir 14. Dėl to, nes 4 rytuose yra laikomas nelaimingų skaičių. Gerai, žinau, sakysim šitą kartą. Nes 4 rytų kultūroje yra laikomas nesėkmingų skaičiumi, o 13 vakarų kultūroje yra nesėkmingas skaičius. Tai nėra jokio 4 čia ir 13 nėra. Tai va, po Surabajos mes keliausim iki Tumpak Sevu Waterfallų, tai yra 1000 krioklių slėnio ir po jo vyksim atgal į Malang miestelį. Tačiau su transportu yra labai problema čia, kad nėra tokio viešo susisiekimo tik tais iki Malango. Tai sugalvojom, kad pasiimsim vairuotoją, kuris paims mus nuo Surabajos, nuveš iki krioklių ir grąžins į Malango miestelį. Tai visą parašiau į Facebook'e, užklausiau, gal yra vairuotojų, tai vėl parašė gal 20-30 vairuotojų. Kainą radom pigiausią 50 eurų dviem žmonėms, plus kelių mokesčiai, o brangiausias sviravo ten ir iki kelių šimtų eurų. Tai va, parašiau vairuotojui, kol kas dar neatrašė jau kelias valandas, bet tikimės, kad atrašys. Tai tiek. Tai atnešė ramenus. Neatrodo taip stulbinančiai kaip pirmą kartą, kai valgiam, bet galiu paragauti makaronų. Biškį skysčia. Normaliai. Kokia kaina? Pigi kaina. 2-3 eurai. 2-3 eurai. Gavos 10,46 €. Gėrimą teko palikti. Neįvykė, Laura. Net nebandžiau. Tai čia su gėrimais toks bairis, kad jie nepadaro sulčių, bet padaro kažkokį sirupą mango, kur neįmanoma gerti, tai todėl negėriau. Atėjom išsikepti, nes namie nekepam. Steikas. Rokas. Smaja višta. Kepsnys iškepė gana greitai, dabar reikia ragauti. Minkštas. Prieskoniai jaučiasi gana stiprus. Neaštrus, ką prašau. Labai gerai. Skanaus. Be žodžių liko, Laura. Jo. Skanu. Paliekam Surabają, keliavam į Tumpak Sevu Waterfalls. Eilinė situacija. Indonezija, kai turi atvažiuoti vairuotojas laiku, bet jis vėluoja jau 10 minučių. Tai manau dar 10 tikrai vėluos. Turim rekordą 30 minučių. Vairuotojo vis dar nėra.